Sveiki, gerbėmieji. 948 Ukrainos karo diena. Ukrainos žvalgyba praneša, kad netoli Maskvos neutralizuotas pulkininkas Kolomeicov, 924 nepilotuojamos aviacijos centro viršininkas. Vaiskvая часть 20-924. Dažnai ten pas juos viskas taip. Ir sako, kad jį eliminavo vietinis pasipriešinimo judėjimas, veiksmus koordinavęs kartu su Ukrainos žvalgybos valdyba, nes jis yra karo nusikaltėlis. Jo pareigos buvo susijusios su šachedais ir specialistų rengimu. Rusija praneša, kad jisai buvo ne pulkininkas, o pulkininkas leitenantas, ir kad iš tikrųjų jisai net ne viršininkas, ir kad iš viso pensininkas, ir kad gyvas. Taigi Budanovas meluoja. Na, palikim, tegu jie išsiaiškina. Taip pat tam pačiam interviu Rusijos spectarnybos praneša, kad užkardyti pasikėsinimus yra labai sunku, nes diversantai puikiai slepiasi tarp žmonių. Nu taip. Kitas pasikartojantis naratyvas turėtų būti nepilotuojamų orlaivių nuolaužos. Dega sandėliai, vėl, kaip sakant, pleška. Tikėtina, kad šį kartą pleška iranietiškos balistinės raketos. Tokia prielaida yra. Ukrainiečiai pradėjo juokauti ant savo orlaivių, pradėjo rašyti ablomak, galbūt feikas, nežinau, bet ant šito sandėlių, kur dega, buvo paleista virš 100 nepilotuojamų orlaivių, tai klausimas, ar visi sudužo. Bet dega, tai dega. Rusijos šaltiniai praneša, kad vakarų žvalgybos šaltiniai praneša, kad vakarai nenori duoti Ukrainai leidimo naudoti vakarų ginkluotę į Rusijos teritoriją panaudoti, nes bijo diversinių aktų, tame tarp ir padegimų Europos teritorijoje prieš sąjungininkų infrastruktūrą. Tvarsme, čia jau taip užsukta, kad net nežinau, kas buvo pirmas šaltinis. Bet jau labai jau sutampa. Ir čia dega, ir čia dega, ir čia diversijos, ir čia diversijos. Įdomiausias. Rusijos federacijos Dūma svarsto baudžiamojo kodekso pakeitimą. Straipsnis 136.1. Rusofobija. Rusofobija. Ir jisai nukreiptas prieš užsieniečius, kurie kažkaip diskriminuoja rusakalbius, organizacijas, valstybę, politinę valdžią, iš tikrųjų bileką, paminklus, obeliskus. Ir tas žmogus gali būti ir ne Rusijos pilietis. Jisai gali būti tas tautietis, saatėčištvinik. Taigi antonimas rusofobijai yra rusofilija. Jeigu, pavyzdžiui, mano mama labai bijo vorų, tai tikrai jos glostyti, jos nepriversi, nebent su tapkute. Bet įstatymo projektas pateiktas ir tikėtina, kad bet kuris nepalaiko Rusijos kare prieš Ukrainą, gali būti palaikytas rusofobai. Aš jau netgi bijau pasakyti, šlovė Ukrainai. Ačiū Jums už dėmesį.